kadangi su visais pasidalinti norinčių nėra, bet tikrai tikime, kad kiekvieno viduje vyksta procesai, patyrus šį metodą darbinį grupėse ir kviestume pranešėją Gražvydą Kazatkevičių, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorių, kurio pranešimo tema Gera mokykla, ar įmanoma susitarti. Šiame pranešime bus pristatoma gerosios mokyklos koncepcija 2013 metų. Antras momentas, kas mane nustebino šito auditorijoje, kad ko gero vienas iš labai retų atvejų, kai aš nematau pažįstamų veidų. Tai teikia viltį, kad Lietuvoje švietimiečių daugiau negu kad mano matomas auditorijas. Trečias dalykas, galbūt tai, ką aš bandysiu jums pristatyti, tai yra paskatinti pasidomėti tuo ir galbūt, sakykim, bandyti kažkaip tai reflektuoti savo įvairiuose, sakykim, formatuose, organizacijose, mokyklose, nepykite, jeigu į galbūt klausimus kažkokius mano atsakymas bus labai paprastas. Aš nežinau. Nes tai iš tiesų yra diskutuotini dalykai ir gali būti tokių kampų, apie kuriuos, sakykim, ekspertų grupė paprasčiausiai nepamastė. Ir tas klausimas iš jūsų taip bus aukso vertės, kai mes būsim mūsų, sakykim, tam tikrą viešąją konsultaciją. O kažkada tai dar senesniais laikais vienoje auditorijoje, kurioje buvo labai daug žmonių, mes su kolege galvodami, kaip reikia išprovokuoti iš karto tam tikrą kalbėjimąsi, vietoj laba diena uždavėm vieną klausimą, kurį pagalvojau, kad galima užduoti ir jums. Pakelkite rankas tie, kurių mokyklos yra blogos. Iš ko nekyla rankas. Situacija buvo panaši ir ten, tada mes performulavom klausimą. Pakelkite rankas tie, kurių mokyklos yra geros. Šiek tiek atsiranda jau ir drąsiau, bet matyt, kad tuo metu dar nebuvom tik išlaisvėję ir iš tą klausimą mes negavom atsakymą. Nes pradėjo kilti labai daug klausimų, o pagal ką, o kaip, o kas ir panašiai ir panašiai. Ir dėl to aš, sakykim, savo užsklandai ir pasirinkau tokią skaidrę, kuri mano galva ir kalba apie tai, kas įvyksta, kai mes pradedam kalbėtis apie gerą mokyklą. Nes klausimas, tai yra, čia tų šriftų gali būti žymiai daugiau. Ir beveik nebejoju, kad kiekvienos iš jūsų galvose yra irgi tam tikra samprata, ką jūs laikote gera mokykla. Ir va tada, sakykim, kyla klausimas, ar turim šansų, pavyzdžiui, nacionaliniu mastu nesuunifikuoti mokyklas pagal tam tikrą gėrio sampratą. Bet bent, sakykim, sutarti dėl krypties ir ten jau leisti skleistis įvairiam unikalumui. Ir dėl to, sakykim, pradėjom tą diskusiją dėl geros mokyklos ir jinai nėra nauja mūsų švietimo kontekste. Nežinau, kas dabar vėlgi tokį padarykite prisipažinimą. Prieš kiek laiko
pavartėte ar paskaitinėjote paskutinį kartą tautinės mokyklos koncepciją? Tai neblogai, nes šiaip tai rankų nekyla kažkada, 89-ais, gal 90-ais, bet aš taip sakant, metų eigoje dabar, ne, kas, sakykim, truputėlį pažiūrėti, ir man atrodo, kad prieš tai kalbėjęs prelegentas, jis faktiškai irgi užsiveisė tą patį diskusiją, apie ką jau Meilė Lukšienė sakė. Mes visą laiką turėsim permastyti savo tautiškumą pasauliniam kontekste. Ir mes negalim kalbėti apie tai, kas, sakykim, buvo samanota Bakūžė, va čia yra Lietuva ir visa kita, tai būtų visiškas absurdas. Ji pati sakė, kad visą laiką turėsim pergalvoti save besikeičiančią pasaulyje ir nepamesti tam tikrų atramos taškų, bet pergalvoti save naujai. Kas, sakykim, galbūt, jeigu nežinau, kiek čia yra mokyklos vadyboje dirbančių žmonių, sakykim, per tokius paskutinius 2 metus pasižiūrėjote 94 metų bendrųjų programų projekto įvado dalį. Ten ir yra kalbama apie gerą mokyklą. Ir tai, kas vėlgi, sakykim, šiandien buvo jau kalbėta prieš tai buvusio žmogaus, ten yra labai stipriai irgi akcentuota mokykla ir politika. Ir kokie, sakykim, tuo metu rekomendacijos ėjo, sakykim, švietimui, mokyklai, būtent per politinius aspektus. Kita vertus, man ko gero šiek tiek davė minčių, sakykim, toj grupė, kur aš klausiausi, tikrai stengiuosi būti klausytoju, nes kartais man atrodo, kad Lietuvoje mes pradedam valstybę klausytis. Yra daug šnekančių, bet nebėra kas prisiklauso. Ir tada visą laiką mes sukamės tokiam kalbėjimo rate. Vis apie tą patį neištrūkstam iš to. Tai irgi tam tikrų taškų galbūt sudėjo apie tai, ką aš, sakykim, galbūt savo kaip išvadas dar kartą pasitvirtinau arba įsivardinau kaip tam tikras problemas. Bet matyt, kad iš tiesų aš tik ties galbūt tokį, jeigu pavyks užnuoginti, tai gerai, bet neisiu labai detaliai apie tai, kaip, sakykime, siejame pačioje koncepcijoje. Tai vienas dalykas, ko gero, bet kuriuo atveju savo gyvenime ar savo įstaigoje mes kažką vertiname, kas yra gerai. Mes susikuriam savo tam tikrą įvaizdį, ko mes norime, ko mes siekiame, arba čia kaip yra taip kietai, formaliai prašta kokybės samprata, ne ką mes vertiname. Ir tik nuo to, ko gero, mes pradedam patį vertinti. Ir vertinimas tada mums rodo, kur mes esam, sakykim, kokiam taške. Nes jeigu vertinimus atliekam kiekvienas, ko gero, šią dieną mes padarėme labai daug vertinimų. Nuo pat ryto, įvairiose situacijose. Ir kas, sakykim, ką ir koncepcija galbūt vėliau prie schemos perėjus bando truputėlį nuvesti Lietuvą, kad švietime šiek tiek esam papainioję dalykus matavimą ir vertinimą. Labai esam susikonstravę į matavimus, bet mažiau į vertinimą. Nes vertinimui pagrindas yra matavimas. Nes patys skaičiai nieko nesako. Pamatuojam vaikus ir ką? Nieko. Tai yra skaičius, kurį jam kažkaip parašo. Vertinimas prasideda tada, kai mes pradedam diskutuoti su tuo skaičiumi, ką jisai sako šito vaiko kontekste ir mano darbo kontekste. Lygiai taip pat, jeigu po kažkokio vertinimo, sakykime, mes gauname 25, kas iš to, tai gerai ir blogai. Vėlgi nėra jokio atsakymo, kadangi klausimas iš karto kyla į viršų, ar ne? O kokia matavimo liniuotė? Jeigu matavimo liniuotė yra 30, tai 25 yra gerai. Bet jeigu matavimo liniuotė yra 100, tai klaustukas kitas, kažkas ne taip. Tai vat būtent, sakykim, geros mokyklos ta idėja arba grįžti prie geros mokyklos diskusijos ir atvedė, tai yra tas valstybės sampratos turėjimas ir neturėjimas Lietuvoje ir vertė, sakykim, galvoti, gal verta dar grąžinti 90-94 metų diskusijas apie gerą mokyklą. Nes tam tikrų metų mes nuėjom daugiau ne į geros mokyklos, sakykim, paieškas, o tam tikrus reglamentus, kurie turėjo suadministruoti mokyklą kaip instituciją. Ir iš esmės ten nebeliko galbūt to minkštojo prado, liko kietieji dalykai. Subjektyvus mano požiūris, nepriimkite rimtai, įvardinkite tą kaip Kazakevičiaus ar kaip nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus požiūrį, kadangi jis nieko nepagrįstas. Apie 2000
savo provincijos, iš mokyklos, kuriai vadovavau, ir išėjau šiaip be skausmo. Dėl to, kad nuo kokių 98-99 metų jau pasidarė nuobodu. Nes faktiškai tuo metu mes pradėjome tvarkos aprašų erą. Viskas pasakyta, kaip turi elgtis. Nors iki 95-96 sveikas protas labai gerai sakė, ką mokykloje reikėtų daryti. Nes senasis reglamentas griuvo, naujo nėra. Atsiranda laisvė, laisvė dvejopa, laisvė sėdėti ir pralaukti laiką ir nieko už tai nebus. Arba kaip tik laisvė daryti, kurti, susimauti, klysti, išsikapstyti iš tos duobės ir eiti vėl toliau. Tai va tuo metu buvo tas didysis, ko gero, didžioji mūsų lyderystė, didysis kūrybiškumas, didysis unikalumas mokyklų, savotiškumas, ieškojimas, kaip tą padaryti. Po to atsirado, ko gero, tai, apie ką moksleivių kalbėjo šitoj grupiai, atsirado tokia iškreipta klaidos samprata. Klaida ne kaip galimybė mokytis, o klaida kaip galimybė tave nubausti. Ir iš esmės, sakykim, persidavė dabar visur, persiduoda mokytojų vaikams, administratorių mokytojams, aukštesnio administracinės padalinio, sakykim, mokyklos administracija ir panašiai. Nesuklysi. Suklysi bus blogai. Kai tuo tarpu mano galvojimas, kad iš klaidos labiausiai tik mokaisi. Iš jos daugiausiai išmoksti. Ir todėl, sakykim, ir vaikų tas norėjimas, kad neklystų arba baustų už klaidas, faktiškai atvedė tą situaciją, kai jie tada daro teisingai, kaip reikalauja. Vat padarė projektą, bet nepasakė, ko noriu būti, blogai klaida. Nes projektas buvo, tu turėjai pasakyti, ko tu nori būti. Ir panašiai, ir panašiai. Tai čia yra, sakykim, plačiaja prasme, ne tik tais tą santykį galime perkelti labai įvairiai. Mokytas mokinys, mokytas administracija, mokykla steigėjas, steigėjas mokykla švietimo ministerija ir panašiai, ir panašiai. Va, tai tas kokybės sampratos kūrimas buvo atsparos taškas geros mokyklos koncepcijai. Iš karto nuimu tam tikrus spėliojimus, ar daug ką apžvelgiam. Iš tiesų apžvelgiam labai daug. Apžiūrėjom visą pasaulio teoriją ir praktiką. Ir veikiančius dalykus, ir tai, kad teorija sako apie gerą mokyklą. Pasižiūrėjom Lietuvos istoriją, švietimo, dokumentiką. Kas ten, sakykim, buvo. Truputėlį žiūrėjom futurologiją. Tai yra tą priekį, kokie gebėjimai, kokie mokymosi būdai yra prognozuojami ir panašiai, ir panašiai. Ir žiūrėjom Lietuvos švietimo dalyvių požiūrį, kokios mokyklos, kokia mokykla yra dabar ir kokios jie nori. Tai yra nuo vaikų iki švietimo aukščiausio administratorių. Tai yra ir mokytojai, ir direktoriai, ir ministerija, ir savivaldybės, ir vaikai, ir tėvai, ir įvairūs kiti, sakykim, švietimo dalyviai. Ir tuomet, sakykim, nebaigtinė skaidrė. Geros mokyklos požymiai, čia dar tokias 5 galėčiau parodyti. Ir kaip iš tos gausos, ar nesusidėlioti tam tikrus dalykus, kurie yra skatintini, arba valstybė sako, mes skatiname tokią mokyklą, ne? Kaip tą rasti, sakykim, tai yra jau kiekvieno visiška laisvė. Pasižiūrėjom, pavyzdžiui, kaip elgėsi kitos šalis, tokia Naujoji Zelandija, visiškai ne Europos Sąjunga, visiškai ne tas pusrutulis, visiškai kita kultūra. Ir aš nekomentuosiu šitų detalių, bet žiūrėkite, centrinis daiktas. Mokinių mokymasis, nemokymas. Įsitraukimas, pažanga ir pasiekimai. Mokymasis. Visa kita yra tik tais tam, kad užtikrintų, kad atsirastų šitas efektas centre. Ne? Valdymai, aplinkos, metodai ir taip toliau ir panašiai ir panašiai. Škotija. Artimesnė. Labiau žinoma. Kas centre? Mokymas ir mokymasis. Susiūti 2 dalykai. Jeigu nėra mokymosi, galvok apie mokymą. Reiškia, ne toks mokymas, jeigu nėra mokymosi. Jeigu nėra vaikų noro mokytis, reikia galvoti apie mokymą.
istorija, kuri buvo pasakojama, aš ten vienoje vietoje fiksavau savo metodo klausimus. Mes metodo klausimas yra aktualus Lietuvos švietimo bendruomenė. Lietuvos švietimo labai daug metodų žino, netgi kai yra išorės vertinimas ir geba pademonstruoti, bet dėja nėra nuostatos. Tai yra žinoma, kad yra grupinis darbas, gebus organizuoti grupinį darbą, bet to metodo nemoko iš esmės. Kiekvieną metodą pažinti reikia pastangų. Savo kailius nekartą apkaltinęs metodą, kad jis kaltas, kad man nesiseka. Nes mūsų programos, tas egzaminai spaudžia nieko neįmanoma. Nevelnio, patyriau savo kailių, kad mano gebėjimai valdyti metodą tam tikrų metų yra silpni. Ir tik tais pastangos eiti toliau atveda į gerą to metodo taikymą. Ir kas, sakykime, vėlgi centre, ko nori valstybė iš esmės? Sėkmingai besimokančių mokinių, netgi galima mokinio sampratą išvesti plačiau. Mokinys ne tik tas, kuris sėdi tam privalomajam mokymėse, ar ne? Mes mokymosi visą gyvenimą kompetencijos formavimas. Nes nemažai vaikų pasako tą baigiau. Ir mūsų statistika Eurostate labai gerai rodo. Iki 24 metų mūsų mokymosi rodikliai yra geri. Bet kai paima kitą amžiaus grupę 24-59 metų, mes krentam iš karto į duobę. Faktiškai baigti kažką tai, kad tave sertifikuotų, bet mokymosi to efekto nesukuriama, mokytis toliau. Efektyviai bendradarbiaujantis mokiniai, komunikacijos dalykai. UNESCO švietimo apibrėžimas apskritai sako, kad be komunikacijos švietimo nėra. Jeigu nėra komunikacijos, dvipusės komunikacijos tarp kažkokių dviejų pusių, švietimas neegzistuoja tokiu atveju. Ir tai, kas, sakykime, vėlgi kalbėjo vaikai, iš esmės jie kalbėjo apie tą patį, apie komunikaciją. Nėra komunikacijos. Arba jinai yra viena pusė. Kai kartais manęs klausia, o kaip čia dabar išdiferencijuoti ir išindividualizuoti pamokoje, jeigu toks mandras pasakyk. Aš neturiu receptų, aš sakau, vienintelis dalykas, ką Andrijas Helgė savo knygoje, kurią mes išvertėm, patvirtino. Kol mokytojas nenustos kalbėti, apie jokią individualizaciją ir diferencijavimą kalbėti netenka. Jo tyrimai rodo, 70% pamokos laiko kalba mokytojas. Tai šiuo atveju be šansų. Jau neveiks jokie kiti metodai. Kaip ir dabar, aš negaliu ištransliuoti to pačio teksto iš karto 3 skirtingom auditorijom. Aš transliuoju vieną tekstą. Pasitikinčios savimi asmenybės kaip rezultatas švietimo. Ir štai irgi valstybė planuoja apie savo ateitį. Žinot, rudenį škotai rengia referendumą. Atsakingi piliečiai. Užduotis švietimui. Tai yra, kaip atsakyti tai, kokiu keliu valstybė eina, ar ne? Šveicarai, dar viena tokia irgi keista valstybė. Vėlgi, kas centre? Švietimas, sėkmingas mokymasis ir karjera. Vietos radimas. Niekur nerasim neso rezultatai. Niekur nerasim pupo rezultatai. Ir panašus kiti dalykai. Nes jie yra tik tais detalė, maža detalė visam, sakytam, esminiam paveikslė. Ir tada pasižiūrėjom, kad visos mokyklos iš tokių 2 dedamųjų ugdymo proceso, arba turinio galbūt mūsų būtų kalboje daugiau, tai yra, jis gali būti labai griežtai reglamentuotas, gali būti laisvas. Ar ne? Ir mokyklos valdymo. Vėlgi, reglamento ir to pasitikėjimo ir įgalinimo. Ir kai tuos 2, sakykime, sudedam į matrisą, mes gauname iš mes galimus 4 mokyklų tipus. Tai viršutinis, kaip čia dabar? Viršutinis kairiai, ar ne, kai toks, kaip aš sakau, viršutinis kairiai ir apatinis dešinė yra tokia truputėlį šizofreniška situacija. Viena pusė tau leidžia laisvai veikti, bet kita kraštinė tave reglamentuoja. Veikite laisvai, bet štai turinys jums aiškiai pasakytas. Arba atvirkščiai, ta prasme. Turinys jums laisvas, bet reglamentas valdyme yra įkaltas labai stiprus. Ir tada, sakykime, kitos dvi kampai yra tokie, kad arba ta mokykla
visais atvejais suveržta yra, arba, sakykim, ta, kuri iš tiesų ieško, randa ir atsako, sakykim, į tuos visuomenės ir asmens poreikius ir per savo valdymą. Jeigu žiūrėt pasaulį, pasaulis daugiau eina link čia. Link to, sakykim, labai tokio negriežto reglamento su aiškiai iškeliamu tikslu, ką turi pasiekti. Tas pats, sakykim, škotų Curriculum for Excellence, tas puikus turinys, ten, kas būtų mūsų bendros programos, ten nėra prašyta jokių temų, kokias temas reikia mokyti iš 8 klasėje fizikai, arba istorijai, arba lietuvių kalboje. Ten yra pasakyta, ką 8 klasė vaikas baigęs turi mokėti, gebėti, turėti įgūdžius, tikėti kažkuo, o ką jau tu pasirenki? Tavo laisvė. Lietuvoje mes kalomės dėl 20 autorių. Esminė švietimo idėja. Ar tuos 20 autorių dėti, ar šitos 20 autorių. Čia Vilnius Kaunas. 2 stovyklos. Esminis dalykas. Kokie autoriai bus? Nežinau, ar čia iš tiesų yra esminis dalykas. O ko mes norim tos vaikus išmokti? Ir kokie tie autoriai bus, man atrodo, tai jau yra tas mokytojo laisvė, laisvai pasirinkti tą turinį, kad suformuoti tam tikrą idėją, tam tikrą vertybę, tam tikrus, sakykim, žinojimus galbūt ir panašiai, ir panašiai. Jeigu pasižiūrėti, kaip atrodė tyrimas, va čia vėlgi sudėjau tą patį, tas 4 mokyklos tipai ir ką kalbėjo Lietuvos švietimo dalyviai. Mėlynas spalva, va čia mėlyna tokia apatinė. Tai yra, čia respondentai pasakė, kur mūsų mokykla yra dabar. Tai būtent tam labai aiškiai reglamentuotam kampe tiek turinio, tiek valdymo prasme. Klausimas, kur norėtumėt būti arba kur jūsų nuomonė, kur siekis yra. Faktiškai kyla į tai, ką ir pasaulis sako. Su reglamentais nebesuvaldysi. Tenka, sakykim, eiti tą pasitikėjimo atmosferą ir leisti būtent viršutiniam dešiniajam kampe. Tai išeinant iš to, iš esmės buvo modeliuotas pats koncepcijos tekstukas, jį galima rasti mūsų agentūros tinklalapį, jau ir rodikliai yra tam tikri įdėti. Iš esmės, sakykim, mes galvojame apie tai, kad tai nėra joks privalomas dokumentas visom Lietuvos mokyklom. Klausimas daugiau yra toks, ar tu turi ambiciją, tu pripažintas pagal viešojo kokybės sistemą. Jų pasaulyje dar krūvos. Ir iš karto nuėjom nuo to, kad neprašinėjom labai detaliai visko. Nes jeigu tik pradėjo prašinėti detaliai viską, tu vėl nusidėti į tą patį reglamentą. Mes daugiau yra kryptis, o ten jau, kaip aš sakau, Rubiko kubikas. Susisuk kombinacija pagal savo kontekstą, ta, kuri tau yra priimtina ir tikrai duos, sakykim, tą efektą rezultatą. Jeigu žiūrint, sakykim, į tą schemą, čia yra tokios 4 sandai. Svarbiausias yra pats viršutinis. Mokinių patirtis ir ugdymo rezultatai. Iš esmės, jeigu išversti kitaip, tai yra dalis, ką patiria vaikai. Toliau mes turim leidžiantis į apačią, mes turim bloką tai, ką daro suaugę. Ugdymas, mokymas, personalas, vadyba, lyderystė, bendruomenė, kaip besimokinti ir panašiai. Ir trečias sandas yra ugdymo aplinka, kokioje aplinkoje tai viso vyksta. Ir įdėjom vieną išorinį faktorių steigėją ir vietos bendruomenę, kur irgi truputėlį norim paskatinti galvoti apie steigėjo vaidmenį, apie steigėjo, sakykim, tam tikras funkcijas, bet ne tas, kad ten koordinuoja, kontroliuoja ir visą kitą. Steigėjas aprašytas per 3 žodžius. Palaiko, drąsina, skatina. Per tokio steigėjo šitai mokyklai reikėtų. Ir iš tiesų, sakykim, kas yra, kiek mes bandėm su daugeliu auditorijų švietimiečių prieš tai apibrėžti geros mokyklos sampratą, iš esmės tai, kas čia surašyta, dažniausiai atveju nesiskiria. Žodynas truputėlį skiriasi, bet žmonės mąsto taip panašiai. Prasmės, atradimo, bet nėra jokių ten 100% dalykų, kaip ten išlaikys ir taip toliau, ir taip toliau. Kita vertus, kaip mato, tai yra gera mokykla, mūsų pavadinta kol kas taip, bet nėra įvardinta kokia čia. Ar darželis gali būti ar ne, mokykla pagal švietimo įstatymą yra ir taip. Ir dar vienas niuansas
šansas, ką, sakykime, mes čia bandom truputėlį kitaip pasižiūrėti. Dabar, sakykime, pagal egzistuojantį tam tikrą suformuotą kažkieno įvaizdį arba tokią nuomonę, geromis mokyklomis turi šansą tiktais. Tai dar nereiškia, kad jos yra, bet turi šansą tapti tiktais apie 700 mokyklų. Tikriausiai jūs žinote, apie ką aš kalbu apie pastarą pasirodančius veido reitingus, kur, sakykime, teisę dalyvauti turi tais tos, kurios turi tą galimybę privatizuoti rezultatą. Visos kitos mokyklos net neturi šansų pasivadinti niekaip. Ta prasme, jos kažkas yra ne to. Ir ten, sakykime, koks nors penketukas visur kalkuliuojasi, ar ne, per vieną, dvi pozicijas. Ir tai sako, va čia yra gerų mokyklų, va čia yra geros mokyklos įvaizdis, kai imame 2 parametrai, iki tol vienas ir sakom, va čia gėris yra sukūrimas. Iš tiesų gali būti, sakykime, dažniausiai pasaulyje mass media ir būdė tokius reitingus, valstybė nesima. Čia irgi nėra, sakykime, jokio reitingo galimybė, bet yra šansas pradiniai mokyklai sakyti, mes esam šaunus ir geri. Ir mums netgi yra patvirtinimas iš kitur, kad mes tokie ir esame. Ir toliau, sakykime, kad čia dar yra vienas aspektas labai svarbus, tai yra svarstyklių ženklas. Iš esmės, sakykime, toks yra atraminis taškas visoje schemoje, tai yra balanso klausimas. Jeigu išversti taip kitaip, sakykime, svarstyklės, tai yra rezultatai ir kokia jų kaina. Taip, aš jau gal pataupysiu. Ugdymo rezultatai yra svarbu. Bet vienas problema, kad mes ugdymo rezultatus suvedėm iki siauro žinių lygmens. Rezultatai tolygų žinios. Ką kalbėjo jaunoji konferencijos kolegė, irgi sakė, man svarbu, kokios žinios bus suteiktas. Mes ant to kabliuko jau yra pakliūvę. Tai yra žinių lygmuo viskas. Bet pasiekimai yra šiek tiek daugiau, tai yra žinios, gebėjimai ir nuostatos. Jeigu pasiekimai visoje sampratai, sakykime, pažiūrėti pagal tai, ką formalūs dokumentai sako. Tai čia, sakykime, yra nepaneigiamas ir pasiekimų dalis. Labai skatinama yra pažangos fiksavimas ir pažangos pasakymas. Nors mažytis pažangos pasakymas. Bet tas argumentuotas, tas žinojimas, kur buvom ir ką mes padarėm dabar, ar ne? Įvedam diskusiją dėl brandos sąvokos. Išduodam 100 metų brandos atestatus, pasakyti, kiek ten yra brandos parašyta. Bet taip dalinam savo be jokio gailesčio, ne brandos atestatų. Net ir sakau, kad tai gal išdavinėkim dėl matematikos žinių patikrinimo pažymėjimas, lietuvių kalbos patikrinimo pažymėjimas, anglų kalbos, ne, brandos atestatas. Jeigu tu jau išlaikei kažką, tai jau brandus esi. Tai yra žiauriai sudėtinga kažkaip tai, vėlgi nematuoti, bet stebėti ir, sakykime, pajusti ir atrasti, bet mes provokuojam, kad prie to grįžti, prie to apie tai diskutuoti. Ir kitas dalykas, bet jeigu sumesim viską ant tos svarstyklių lėkštės, ant rezultato, bus prastai. Vaikai neturės gyvenimo mokykloje. Dažnas atvejis, ar nepavarokit vaikai, pagyvensit vėliau. Dabar jums reikia paruošti jūs egzaminą ir kalom viską per turinį. Ir va čia iš esmės, kas yra, sakykime, ką kalbėjo dar mokinukė, galbūt taip nesakino, bet aš pats savo taip supratau, ką jinai sakė, iš esmės jinai kėlė klausimą, kas centre. Kas mokykloje centre yra? Mokinys, mokytojas, dalykas, galim dar, sakykime, pricentruoti daug ar ne dalykų. Bet ką pasirenkam kaip centrinę figūrą ir tada, sakykime, nuo to priklausys, ko gero, visas kitas pastatymas mokyklos. Ir aš ten girdėjau, sakykime, tokį dalyko centristinį vaizdą ir tokio truputėlį tas klausimas, kurį kartais mes keliam, kam suorganizuota mokykla būna vaiko ir suaugusio. Kai pažiūri tvarkaraščius, kai pažiūri į neformalaus ugdymo valandų pasirinkimą ir kartais matai, kad ne vaikui suorganizuota mokykla, o suaugusiam. Tai nepriimkite to labai tiesmukai ir 100%, bet šitie dalykai, jie labai bado akis kartais. Kai ne tam objektui yra suorganizuota mokykla, nors kaip ir mokykla yra daugiau tiems, kurie ateina mokiniams, ar ne? Tai gyvenimo mokykloje svarbu irgi
Ir jeigu pažiūrėtumėm patys dabar iš tos, sakykim, savo mokyklinės patirties, tai ką mes galim papasakoti iš mokyklos, tai greičiausiai ir galim papasakoti iš to gyvenimo mokykloje dalies. Bet jeigu viską sudėsim tik ant gyvenimo mokyklos svarstyklių lėkštės, tai irgi turėsim iškreiptą vaizdą. Nes čia yra balanso klausimas, ar ne, rezultatų ir jų kainos. Tai kitaip išvertus dar šito balanso, išmės tai yra iššūkio vaikams klausimas. Jeigu išmesime iššūkį perdėm tolimą, tai jisai niekur neves. Jeigu mes iššūkio visai neduosim, tai va tada bus tas toks irgi saugus šiltnaminis efektas. Iššūkis turi būti tas, kuris skatina judėti. Va čia yra balanso klausimas ir užbaigdamas, manau, dar pantrindamas, arba vėlgi ką išgirdau iš mokinės, tai yra ir ką, sakykim, vienai savo sėkmės istoriją esame nufilmavę vienam leidiny iš povertinimų, kai viena mokykla ten pasako vieną sakinį labai taikų, kad ką mes, sakykim, per šios metus labiausiai supratom, ten besikalbėdami tarpusavį, kad pirmiausia užduotis mūsų visų dirbančių mokykloje yra pažinti tą vaiką. Ir tik tais po to pradėti mokyti. Nes kol tu nepažįsti, tol tavo sprendimai bus klaidingi arba ves į konfliktą, į nesupratimus, į vieni kitų kaltinimus ir panašiai. Tai tokia yra, sakykim, tokia buvo prasmė ir mūsų galvojimas apie tą geros mokyklos tekstą, koks jo likimas bus, kol kas nežinau, tai yra kol kas projektas ir dabar viešas konsultacijos per Lietuvą vyksta. Jeigu, sakykim, iš jūsų kažkokių asocijuotų darinių ar mokyklų, sakykim, mes gautume į savo paštą tam tikras pastabas arba tokias mintis, kad, kažkokios truputėlį neriškų ar kažkas tai būtų labai dėkingi, tai būtų iš esmės tas užmokestis man už tai, kad aš atvažiavau į Kauną. Tai va tokiu būdu norėčiau gauti atlygį iš jūsų klausimais ir pastebėjimais. Tai nežinau, padėti. Ačiū, gerbiamam Gražvydui. Gal turite klausimų? Pranešimas labai turtingas, tai klausimai visi atsakyti, taip suprantu. Ir aš tada turiu klausimą. Gerbiamas Gražvydas pradžioje pasakė, nesuprato, kodėl šitoje konferencijoje jis pakviestas dalyvauti. Ar jūs supratote, kodėl tas pranešimas buvo būtent į tokią konferencijos temą? Ar tai buvo naudinga jums? Taip, be abejo. Tai ačiū Gražvydui. Ir aš dar norėčiau performuluoti klausimą, ar gera mokykla, ar bloga mokykla, tai ar mokykloje įdomu, ar ten galima gyvenimą gyventi, turbūt būtų kiti atsakymai. O kai daugelis tėvų ir kreipiasi ir Lietuvos tėvų forumą klausia, kur leisti, kokią mokyklą vaikus, kur gera mokykla, tai aš įsitikinau, kad gerą mokyklą šiandien pristato į ten yra aukšti akademiniai rodikliai, bet visa kita tai tarsi lieka antraeiliai dalykai. O iš esmės žmogų formuoja visa kita, tas, kas yra atmetama. Patikėkite, mane irgi labai daug kreipiasi, kur leisti savo vaiką. Kadangi tu dirbi ten toj vertinimo agentūrai, tai žinai, tai man dažniausiai labai greitai atsikratau. Aš paklausiu, o pirmiausia pasakyti, ko norit. Ir tada su to, ko noriu, nelabai išeina su Atsakingo vaiko. Iš pertrauką labai noriu pakviesti Silviją pristatyti nuostabų renginį, kuris laukia gegužės pradžioj. Ir dar prieš kol Silvija pasidalins renginiu, tai noriu pakviesti per pertrauką visus. Vienoj pusėje sėdi ponas Vytas Toškus, kur turi knygelę, pardavinėja ir kompaktinius diskus, ir kitoje pusėje irgi yra nuostabios literatūros. Labadiena, gerbiami kolegos, mokytojai, švietimo bendruomenės nariai, o trumpiausias kelias būtų kreipiantis turbūt pasakyti mamos ir tėčiai. Turbūt esate girdėję apie humanistinės pedagogikos tėvą,
profesorių Šalvą Amonašvilį. Turbūt ne vienas esate su juo kaip mokytojas augęs kartu. Šiandien ponė Nijolė pardavinėja daug jo knygų. Iš tikrųjų, tai yra mums mokytojams, kurie stengiamės būti vedliais savo vaikams ir asmeniniams, ir tuos, kuriuos sutinkame mokykloje, taip pat reikia vedlių. Tai profesorius Šalva Amonašvilis tikrai juo yra ir juo gali būti, kas dar nepažinote šitos asmenybės. Ir noriu pasakyti džiugią naujieną, kad dar mes turime istorinį šansą jį išgirsti gyvai Lietuvoje. Jisai atvyksta šių metų gegužės 5-9 dienomis ves seminarą. Seminaro tema yra gyvenimo mokykla. Tai būtent kalbėjimas apie vaiką, kuris negyvena pabaigęs mokyklos, jisai gyvena jau mokykloje, jisai gyvena faktiškai gimęs ir atėjęs, sutikęs pirmą suaugusį žmogų. Taigi kviečiu visus dalyvautame seminare, jisai vyks Šiauliuose, Šiaulių Gegužių progimnazijoje. Šiaulių Gegužių progimnazijoje ir ten įėję į mūsų progimnazijos tinklapį www.gegužiai.lt jūs rasite seminaro programą. Mes šiaip tai bendradarbiaujam su švietimo centrais ir informacija tikrai buvo išsiusta į visas švietimo įstaigas, bet žinote, kartais jos nuklysta, kartais pasiklysta ir iš tikrųjų paprašykit savo vadovų, savo kolegų, kurie galbūt jūs galėtų pavaduoti, tai nebus mokinių atostogų metas. Bet iš tikrųjų išgirsti šitą žmogų vis dėlto ne jo knygą perskaityti, nors ir tai yra be galo daug. Taigi iki pasimatymo Šiauliuose gegužės 5-9 dienom. Labai sulauksim. Ačiū. O dabar turim pertrauką 15 minučių.